sveiki, mano vardas yra Mindaugas ir, kaip minėjo Egmontas, aš turėsiu galbūt šiek tiek mažiau laiko negu kad pusę valandos, kad jūs spėtumėt pavalgyti. Ne? Tai pirmiausia, aš tiesą sakant, girdėjau rektoriaus pranešimą, norėčiau šiek tiek pavelt dabar savo pasvarstymais, negirdėjau Dainiaus pranešimo, bet galbūt jūs man padėsit. Tai aš pirmiausia norėjau paklausti, kiek čia iš jūsų yra moksleivių? Gausus miškas. O kiek yra nemoksleivių? Irgi ne ką retesnis miškas. O dabar iš tų nemoksleivių, kiek iš jūsų dirbo su moksleiviais tiesiogiai? O kurie visai nesusijęs su moksleiviais? O ką jūs čia veikėte? Įdomu. Gerai. Tai jau yra žingsnis į priekį. Tai gerai, išsiaiškinom šiek tiek jūs, man tas irgi labai svarbu. Aš tai irgi nebe moksleivis, bet dar šiek tiek dirbu su moksleiviais. Kai pakviečia kažkur tai pakalbėti arba pamokyti, nežinau, ką aš galėčiau išmokyti. Matematikos nemoku, tai galiu nebent tuos dalykus, apie ką manau išmanas. Tai kaip jūs manot dabar? Dabar labiau kreipiuosi į moksleivius. Tai tie, kurie kėlė rankas 2 ir 3, atsakydėdami 2 ir 3 klausimą, tai dabar nesikiškit. Kas yra, čia kad išsiaiškinti, dėl definicijų. Kas yra lyderis? Bet tiesiog savo žodžiais. Kas kėlė ranką pirmą kartą, mačiau jūs kėlėt, taip? Ne, jūs kėlėt? Iki kodėl nekėlėt? Tai jūs mokėte. Jūs kėlėt. Taip. Tai kaip jūsų manimu, kas yra lyderis? Tiesiog paprastai savo žodžiais. Manau, kad turi būti kietas lyderis. Pavyzdžiui, klasėje yra kietas, pavyzdžiui, asmotais, pavyzdžiui, yra lyderis. Mano nuomonė tokia yra. Kad visi su juo bendrauja ir palaiko jį. Ačiū. Aš manau, kad lyderis tai, pavyzdžiui, klasė tai žmogus, kurio visi klauso, pavyzdžiui, žiūri ir į jį ir daro taip pat, jis daro taisyklingai ir rodo pavyzdį kitiems. Dėkui. O dabar tie, kas kėlė ranką pirmą kartą, tai yra moksleiviai, kiek iš jūsų čia yra klasių seniūnų? Gerai. Dabar kiek, jau supratau, čia yra apie 15-20. Kiek iš jūsų tų klasių seniūnų tapote klasės seniūnais todėl, kad, sakėt, aš noriu būti klasės seniūnas. Okay. O ką pasakė mokytoja, kad, tu būsi ten klasės seniūnas? Ką paskyrė, grubiai kalbant? Gerai, tai visi kiti kaip, netyčia tapo? Ne, dabar link kur mes einam? Mes einam link ten, kad aš norėčiau šiek tiek praplėsti tą lyderio savoką. Ir todėl su visiškai apmaudžia klaida, reiškia datoje, aš parašiau pavadinimą lyderis ir ar vadovas. Kai mes svarstom, kas yra lyderis, mes turim pažiūrėti to žodžio genezę. Kas tai yra per žodis? Žodis lyderis yra absoliučiai nelietuviškas žodis, taip? Tai yra, koks žodis? Iš kokios kalbos? Anglų, taip. Ir šaknis angliškai kokia yra? Ką reiškia? Lead, vesti, ne? Tai lyderis, paprastąją kalbą kalbant, yra vedėjas. Kaip Valinskas, vedėjas. Ne? Tai va, žodžiu, bet ne tas vedėjas, kuris veda renginius, bet vedėjas, kuris veda. Bet labai paprastai mes dabar galvojam. Ir va, jūs abu labai teisingai, koks jūsų vardas, mergaitė? Irena. Irena labai gerai pasakė, ir Irenos klasiokas turbūt. Ne, ten buvo, jo. Irgi labai gerai pasakė. Tai yra žmogus, kuriuo seka. Jeigu ne visi, tai bent jau dalis. Nes jeigu tu neturi ką vesti, tai koks tu lyderis? Ne? Logiška. Jeigu tu neturi ką vesti, tai tu arba turi 2 variantus. Arba eini vienas ir esi kaip tas katinas, arba koks nors atsiskyrėlis Nepalo kalnuose, arba tu kažką seki. Tai vadinasi, vėlgi tu nesi lyderis.
Vadinasi, pirmiausia, sutarkim dėl vieno dalyko, kad lyderis yra tas, kuris veda, o jeigu jis veda, jis turi turėti ką vesti, tai yra jis turi pasiekėjų, tai žmonės einantis iš paskos. Nebūtinai fizinė prasme be abejo. Bet šioje vietoje yra dar įdomiau, kad tam, kad tu ilgesnį laiką turėtum ką vesti, tai yra ilgesnį laiką norėdamas būti lyderiu, tu laikas nuo laiko turi pasižiūrėti, ar vis dar iš paskos eina, ne žmonės. Ką tai reiškia? Kad lyderis turi nuolatos tikrintis, ne? Tikrintis, ar jis vis dar yra toje vedėjo pozicijoje. Nes, žinot, kaip būna, kad jeigu žmogus eina ir nueina savo vienas, šiek tiek, aš einu, pavyzdžiui, iš paskos, einu kilometrą, 2, paskui man pradeda skaudėti kojas, pavyzdžiui. O tas lyderis, kadangi jis lyderis, kaip tu sakėjai, kietas, jam kojas neskauda, jis varo toliau, reiškia. Ir jis net nesisuka, nepalaukia, tai aš paskui numosiu ranką, man kojas skauda, aš atsėsiu prie storelio pailsėti, o jis ir nueis tenai savo. Ir kai jisai nueis, o tokių žmonių kaip aš, kurie atsės prie storelio pailsėti, bus daugiau, lyderis nueis vienas. Ir jis taps tuo Katinu Bonifacu. Vadinasi, šitoj vietoje mes turim sutarti irgi dar dėl vieno dalyko. Kad tie lyderiai, kurie tampa lyderiais, dėl to, kad atsiranda žmonių, kurie jais seka, jie turi savo iškelti vieną labai aiškų dalyką – uždavinį. Tai yra norėti būti tuo lyderiu. Todėl, kad kartais lyderis tampama nenorint. Ne? Taip nutinka. Sako, vienbalsiai plojimais išrinkime seniūnų Ireną. Reiškia, ir visi Irenai. Taip. Ir kas tada nutinka? Tada nutinka situacija, kai mes pradam kalbėti apie tuos dalykus, kuriais jūs būsite užaugę. Ko jūs norit būti užaugę? Ko jūs norit? Veterinaro. Veterinaro, jėga. O ko tu nori būti užaugus? Policininkė. Bet kaip visi žino, aš tai nežinau. Aš, pavyzdžiui, nežinau, ko aš noriu būti užaugus. Būna žmonės, kurie žino jau 5 metų, o kai kurie iki pat savo dienų galo, kai mes nežinom, kada tos dienos galas ateis, iki pat galo nežino, ko jie nori būti užaugti. Bet nutinka taip gyvenime, kad arba tu tampi veterinaru, arba tu tampi policininkė, tu tampi, pavyzdžiui, veterinarijos klinikos direktorium. Bet to ne akcininkas, tiesiog samdomų direktorium, tam papjauni tos šuniukus, bet vis tiek dar reikia ir administracinių užsiimti, dar turi 5 veterinarus, kuriem reikia vadovauti, tai tu formaliai esi vadovas. Lygiai tas pats su policininku. Tarkim, nusprendė, kad neįdomu būti ten postiniu arba patruliu, o nori būti policijos departamento viešų ryšių ten kokią nors viršinį, ne? Tai irgi direktorė tampi. Direktorė turi savo pavaldinius ir taip toliau. Dėl to, o ypatingai, kadangi statutinė tarnauta, dar gauni paskirimą. Nori, nenori, tenkai. Ir tau ant durų užlipdo tokią lentelę. Vadovas. Kaip tai vadinasi? Vedėjas, direktorius, viršininkas, nesvarbu. Bet tai yra vadovas. Tai yra, jisai vadovauja kažkam, kurie jo turėtų kaip ir klausyti. Ir dabar štai šio vietoj mes ir susidurėm su atrodytų labai paprastu dalyku, gal net nevertėtų apie tai diskutuoti, bet mano manimu ir iš praktikos su tuo kasdieną beveik susiduriu. Ir aš manau, kad reikia apie tai diskutuoti, reikia kuo anksčiau, tai yra jau nuo 1 klasės 9-12, tai yra kuo skiriasi lyderis ir vadovas. Ir štai šio vietą aš visą laiką turiu tokius pavyzdžius, kuris mano manimu gali iliustruoti labiau negu kad kontoros pavyzdys arba tai yra komandos. Nes mes, kadangi esame žmonės, kaip jūs turbūt mokotės jau ir mokėtės iš filosofijos, politiniai gyvūnai, tai yra visuomeniniai gyvūnai, ne? Tai mes po vieną, retai vaikštam. Kartais vaikštam, bet mes norim, nenorim, mes esam susieti su kitais žmonėmis. Ir tik nuo mūsų priklauso ir nuo tų, kurie vadovauja arba lyderiauja, čia sakau arba kol kas. Ar ta grupė žmonių, kaip minėjot, Mėsų kalnas, reiškia, mokykloje, grupė žmonių tampa komanda, ar jinai ir lieka grupe, žmonių grupe. Tai priklauso ne tik tai nuo to, kuris imasi iniciatyvos jungti, vienyti, bet ir nuo tų individualių asmenybių, kurios yra toje grupėje.